Na štai ir atėjo iškilminga svarbiausia vakaro akimirka. Paskelbti, kas tapo 2008 metų Šiauliete, į sceną kviečiu rinkimų organizatorius. Moterų veiklos ir inovacijų centro vadovė Salomėja Jasudienė ir Šiaulių televizijos direktorių Justiną Sartauską. Labas vakaras, mielos moteris, svečiai ir renginio dalyviai. Pirmą kartą Šiaulių miesto istorijoje šį vakarą bus išrinkta metų šiaulietė. Visos moteris nominuoto šiam apdovanojimui vienaip ar kitaip savo darbais ir pasiekimais garsina Šiaulių miestą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. O šį vakarą visuomenė dar daugiau sužinojo apie kiekvieną iš jų. Tačiau kiek liko moterų neįvertintų ir nepastebėtų? Moterų atiduodančių save visuomeniniai veiklai, įvairių projektų įgyvendinimui, dirbančių daug daugiau, negu reikalauja jų pareigos. Todėl ir kilo idėja, kuri brendo seniai, rinkti metų šiaulietę. Idėjos tikslas – pagerbti moteris, kurių neįsenkančios energijos ir optimizmo versmė neleidžia sustoti darbams net ir sunkiausių metų. Džiaugiuosi, kad idėjos viziją puikiai suprato ir pritarė Šiaulių televizija, jos direktorius Justinas Sartauskas. Dėkojame ir savo rėmėjams. Malonu, kad miesto bendruomenė atsiliepė į mūsų kvietimą ir raginimą siūlyti metų šiaulietę ir aktyviai dalyvavo rinkimuose. Tikimės, kad ir kitais metais, o kitais metais rinksim jau 2009 metų šiaulietę, taip pat aktyvaus miestiečių pritarimo ir balsavimo. Labas vakaras, mielos moterys. Linkiu jums būti žaviom, mylimom, laukiamom. O visiems noriu padėkoti, kad išbuvote iki vakaro pabaigos, laukėte finalinio akordo. Labiausiai noriu padėkoti ir nusilenkti šioms moterims, kurios sutiko dalyvauti šiame rinkimų maratone. Ačiū Jums. Iš tiesų tai nebuvo lengvas joms pasirinkimas, mums teko ilgai ir daug bendrauti. Tai yra ne politinis šou, tai yra gyvenimo realybė. Tai yra moterys, kurios pagal profesiją ir ne tik pagal profesiją daro, garsina Šiaulius. Dabar su gerbiama Salomėja mes sakome tvirtai, kad šis konkursas bus tęsiamas ir jis taps nauja, gražia Šiaulių miesto tradicija. Na, o kadangi kiekvienas renginys turi ir kulminacinį momentą, aš turiu didelę garbę ir didelį jaudulį perskaityti, kas tapo 2008 metų Šiauliete. Aš dar priminsiu, kad nugalėtojai bus įteiktas specialiai šiai nominacijai juvelyrinių dirbinių salono Fortunatas 99 sukurtas vėrinys ir kelionių organizatoriaus Ditmos projektai Kelionės čekis. Grožis įkūnytas amžinose vertybėse, natūralių perlų šiluma, Svarovskio kristalų spindesys, saulės simbolis iš 14 karatų aukso. Viskas, kas tinka išskirtiniai moteriai. Metų šiaulietę puošia juvelyrikos salonas 999. – 2008 metų šiaulietės vardas suteikiamas Adelei Gružieniai.
Viešoji įstaiga Ditmos projektai sveikina 2008 metų šiaulietę ir dovanoja 3000 vertės kelionę 2 asmenim pasirinktų maršrutų. Puikiai dovana. Už kryžių kalno driekėsi laukai, nuo ežerų atplaukia baltas rūkas ir kaip ant delno atsiveria Šiauliai, tartum spalvingas šiltas atvirų